mūsų girdėta Evangelija, Mato Evangelija 21 skyrius 33-43 eilutės, jinai pasakojimas, sakykime, yra pakankamai žinomas. Ir šiandien Jėzus prabyla ne į kiekvieną iš mūsų, bet prabyla į valdžios atstovus. Sako, anuo metu Jėzus kalbėjo aukštiesiems kunigams ir tautos seniūnam. Tai, sakykime, dvasiniam ir politiniams vadovams. Ir kadangi čia veiksmas, kad maždaug žinotumėt kontekstą, vyksta tai, kad yra, mes sakom, išvakarės viešpaties Jėzaus suėmimo, kankinimų, nukryžiavimo, tai čia toji savaitė. Jėzus ką tik įžengė garbingai ant asiliuko į Jeruzalę, ten žmonės ovacijomis pasitiko Ozaną Dovydo sūnui, ten jūs tą istoriją žinote, čia tokia priešvelykinė nuotaika. Na ir paskui, aišku, ten daug žmonių ten irgi nešė savo sužeistus ligonius, jisai gydė, laimino. Taigi, su žmonėmis daugiau mažiau yra aišku, žmonės yra dėkingi, patyrė tokias tikrai malonės, stebuklingus išgydymus, žinot, Jėzus jis dar turi tokią savybę, jisai mokėdavo padauginti maistą. Taigi, kam reikėjo maisto, tam davė maisto, kam rūbų. Bet štai viena tokia visuomenės grandis, kaip vadovai, vis dėlto dar buvo nepasiruošę priimti Jėzus. Jie tai matė kaip konkurentą, kuris ateina, čia panašiai kaip Jėzus ką tik minėjo. Šeimininkas siunčia savo sūnų ir jie tą Jėzų mato kaip priešininką, ne kaip dovaną, ne kaip palaiminimą, nors su Jėzumi eina palaiminimai, išgydymai visam Izraeliui. Ir Jėzus iš tiesų naudoja tokį paprastą metodą ir siūlau jums, kurie esate suaugę, nemažai iš jūs esate tėveliai, mokytojai, būtent ir naudoti palyginimų formą. Palyginimo ir klausimo formą. Tie, kurie žinote tuos pedagoginius metodus, jums daug pasakot nereikia, bet jie labai gerai, neužgaudami žmogaus ambicijos, arba, sakykime taip, prisitaikydami prie tokios mūsų pažeistos prigimties, pažeistos puikybės prigimties, mums, kaip sakant, galima šitą pasakyti. Ir jisai juos pastato prieš tokią realybę su šituo pasakojimu. Na, sakykit, kaip turėtų būti teisingai? Štai šeimininkas, atrodo, viskas puikiai, pažiūrėkite, netgi papasakoja visas detalės, kurios, pavyzdžiui, vynuogynų, jeigu tu nori kažkokį tai ūkinę veiklą pradėti, verslą, tiems vynininkam nieko daryti nereikia. Viskas, jeigu taip kalbėti mūsų dabar tokia šiuolaikinė kalba, viskas už, kaip sakant, dovanotus pinigus padaryta, tu tik dirb, džiaukis, mėgaukis derliumi, pasimk tiek, kiek tau reikia, bet dalį būtinai atiduok tam, kuris tau tas galimybės suteikia, ar ne? Ir štai čia prasideda problema. Problema yra kokia? Viso šitos istorijos ir šios dienos arba šios sekmadienio visos homilijos Dievo žodžio taikinys yra apie vynuogyną, nes pirmajame skaitinėje iš pranašo Izaijo knygos, 5 skyrius, 1-7 eilutė kalbama apie vynuogyno vaisius, kurie tos vynuogės tapo rūgštogėm, jos nedavė gero vaisiaus, o antroji dalis iš Evangelijos pagal Matą kalbama ne apie vaisius, vaisiai dabar apie juos nekalbama, kalbama apie tuos darbininkus, kurie įdirbo tą vynuogyną. Bet kuriuo atveju yra mintis tokia: dėkingumas arba nedėkingumas. Šiuo atveju yra toks akivaizdus, sakykime, faktas prieš mus visus, kuris dėja, reikia pripažinti, tapo aktualus ir mūsų laikais. Tai yra, mes labai greit užmiršom, kieno dėka šiandien Kretinga, Žemaitija,
Lietuva, plėskime toliau, Europos Sąjunga, pasaulis yra taip apdovanotas įvairiausiomis dovanomis. Jeigu kalbėti apie Lietuvą, ko gero, iš mūsų jau čia retas, kuris be prisimena, ką reiškia kaukiančios sirenos, krentančios bombos ir vilkstinės pabėgėlių. Jūsų tarpe dar tokių yra, kurie atsimena tai. Aš, aišku, gimiau jau po karo. Taigi, beveik 80 metų Lietuva turi taikos laiką. Pas mus yra pabėgėlių problema, bet jinai yra ne karo pabėgėlių, yra ekonominiai pabėgėliai. Iš mūsų šalies niekas greičiausiai nebėga, nes pažeidinėjimo žmonių teisės, kažkaip persikėjim dėl žodžių, dėl tikėjimų, mes kažkaip būtum taip jau būtų per daug drąsu taip sakyti, kad kažkoks ten esu pabėgėlis, išbėgau iš Lietuvos, nes man nėra gyvenimo šitam vynuogyne. Ne. Bet štai šiandien mes esame gavę daugybę malonių. Ir kaip tie žydai, Izraelio tauta, priežastis jų nedėkingumo yra puikybė ir egoizmas. Žinot, puikybės tokia viena žymė turi trumpą atmintį. Mes labai greit užmirštam, kad nesam nusipelnę gyventi geriau. Kažkada tai labai neatsargiai kažkokie tai valdžioje esantis vyrukai ar merginos paleido tokią kvailą reklamą, nusipelnėm gyventi geriau. Tai labai kažkas panašaus su tais vynininkais. Jie manė, kad nusipelnė, čia yra jų nuopelnas. Ir užmiršę pradėjo daryti betvarkę, laužyti tai, kas yra ne jų, įvedinėti savo tvarką ir taisyklės. Ir štai tas egoizmas ir puikybė ne vieną kartą jau yra pakišę koją mūsų tautai. Tie, kurie esate istorikai, žinote, o tie, kurie domitėsi, irgi turite galimybę šiandien ją pasiskaityti, prisiminti. Tikrai Viešpats kiek yra kartų davęs mūsų tautai galimybės. Kažkada buvom valstybė didžiulė nuo Baltijos iki Juodosios jūros. Prisimenat? Tarp kitko, mūsų miesto puoselėtojas įkūrėjas Jonas Karolis Chodkevičius, jis buvo būtent to laikmečio, tų palaimintųjų metų vienas iš dalyvių. Ir po to dėl tos egoizmo, dėl tos puikybės mes labai greit praradom ir anas teritorijas, ir galiausiai praradom ir nepriklausomybę, buvom sumušti, išbuvom okupacijoje apie porą šimtų metų ir po Rusijos leteną buvom. Ir kas tik tai norėjo, mumis trypė ir Viešpas, taip kaip čia parašyta, vienas prie vieno. Po 18 metų nepriklausomybės vėl Viešpats suteikė galimybę pasidžiaugti mūsų vynuogynu, kurį Dievas davė. Nežinau, kas ten atsitiko, aišku, mes dalį vynuogyno praradom, mūsų kaimynai Lenkai jį mumis vaduodami užmiršo iš Vilniaus išeiti, bet Viešpats sako, lietuviai nepergyvenkit, tuo duosiu kitą gabalėlį vynuogyno. Šiais metais švenčiam Klaipėdos krašto malonės dovana. Turim dabar uostą neužšalantį. Argi ne dovana? Čia jūs manot, kad čia mes tokie gudrus buvom, lietuviai, atkovojom iš Vokietijos kažkokias žemės. Aš manau, kad jeigu esam kuklus, pripažinsim, kad tai yra malonė. Bet buvo toks momentas, kai mūsų atmintis pradėjo truputį gesti ir labai mus staigiai padėjo vietą, beros ten 38-39 metais atėjo vyrukas su ūsiukais priekyje ir mums visiems parodė lietuviams mūsų vietą. Kaip tada buvo liūdna. Labai greit pradom apskritai nepriklausomybę. 50 metų vėl buvom okupacijoje. Ir dabar 33 metai. Vėl Viešpats sako,
lietuviai, dar duodu vieną šansą. Kaip su dėkingumu, mėlyje. Ir pasirodo, kad, dar žmonės liktai, mes, jūs esate tikintieji. Jeigu skaitom Dievo žodį, prisimenam, mums labai į naudą yra atgaivinti atmintį, iš ko viską gaunam. Tačiau štai mūsų aukštieji vadovai, su jais problema. Jie ir šiandien mano, kad jie gali savivaliauti viešpaties vynuogyne. Ir štai viešpats šiandien mūsų prašo, klausykit. Jūs patys galite pažiūrėti ir patys savo padaryti nuosprendį. Šiandien mūsų tėvynė Lietuva, jinai ilgai išliks tokia palaiminta, išgražinta, išpuoselėta, ar ne? Jeigu mes irgi toliau būsime tokie, norėdami, visiems įtikti, nesirūpinsim, tai kas tie mūsų aukštieji vadovai bus sekančiais metais, jeigu mes būsim neatsakingi, kokius vadovus mes norime pasirinkti, ką? Jeigu viešpas dar duos šansą atgauti nepriklausomybę, būti laisviems, čia bus didelė dovana, bet gali to šanso ir nebūti. Todėl esame kviečiami šiandien susijimti ir dėkoti ir dar kartą dėkoti. Ir ateiti į mišias ir ateiti ypatingai bent kartą per savaitę. Viešpats sako, sekmadienis, mėly, yra mano diena. Čia viena iš vynuogyno šeimininko sąlyga vynininkams, tai reiškia tau ir man. Taip pat ir toms vynuogėms, mes irgi esam tas vaisius. Klausykit, jeigu norit įskaudinti mane, Dievą, neikit sekmadienis į mišias, nedėkokit Dievui, nesimelskit. Ir pamatysit, kas atsitiks. Pasirodo, kad užmiršimas ir netėjimas pas viešpatį, reikia elementariai padėkoti savaitės pabaigoje. Dievo užgautas malonės yra rizika, kad aš pradėsiu sudievinti savo nepriklausomybę kaip absoliutą, būti nepriklausomu ir nuo Dievo, ir nuo visų kitų. Ir aš manysiu, kad dėkingumas tai man yra kažkokia prievolė. Aš esu kažkam skolingas, o aš nesu niekam skolingas. Čia taip aš galvoju. Aš nesu nei Dievui skolingas, nei kažkam tai kitam, nei kitų šalių darbo žmonėms, kurie uždirbo tuos garsiuosius ES pinigus, kurių dėka Kretinga yra graži. Šitą mes atsimenam. Todėl, mėlėjai, tikrai kviečiu į tokį konkretų labai žingsnį, kad viešpas dėl mūsų neliūdėtų ir mes ne tik tuos 33 laisvės metus turėtum, bet turėtum dar ir 50 metų, ir 100 metų, ir kad neprarastumėm tokių malonės metų, jeigu kiekvieną sekmadienį ateisime pas viešpatį jam padėkoti. Nes toks yra Dievo įsakymas, švęsk sekmadienį. Nežinau, kokia turi būti priežastis, kad tu sekmadienį išdrįstum neteit pas karalių į jo puotą. Taigi tau dirbti nereikia. Priešingų atveju mes laidosim daugiau žmonių, kai viešpas pasilgs tavęs labai, ateisi su laidotuvėm. Bet viešpas sako, žinai, aš kažkaip nelabai norėčiau, kad tu laidotuvių progą pas mane ateitum. Ir tai gerai, bet geriau ateik, padėkok nuoširdžiai už viską. Taip pat viešpas prašo, žinot, kad nebūtumėm rūgštuogės, reikalinga truputį tas šakeles apgenėti, vadinasi, neužmirškit išpažinties. Eikime sakramentų, tai yra tos tokie paprasti, elementarūs dalykai, kurie mums gali padėti tikrai būti šventais ir būti tais geraisiais
vynininkais ir būti saldžiomis vynogėmis viešpaties garbei. Amen.